Šiandien šnekėsim apie mokymo strategijas. Kaip galima mokytis, pateiksiu 2 strategijas. Vieną teoriniam sąvokom pavyzdžiui, kitą pateiksiu uždaviniam. Tai jeigu pradėsim nuo kas iš viso yra, ką reiškia išmokti kažką, tai paprasčiausiu būdu išmokti kažką reiškia sugerti informaciją į savo smegenis. Tai jeigu, čia jūsų smegenys, tai informacija iš išorės ateina informacija, o jūs išgirdot ją, smegenys. Ir skaitosi, kad kažką išmokot, kad kažkur nugulė jūsų ta informacija ir jūs jau ją žinote, tada, kai jūs galite iš savo pasąmonės, nes čia jau būtų pasąmonė arba atmintis, tai atmintis gal, kad jis nueina į smegenis, jūs išgirstat ir jūs apdorojat ir atsiranda jūsų atmintyje. Kaip patikrint, ar jūs turit atmintyje tai kad jūs galite greitai, be pastangų daug paimti atgal tą informaciją ir, kitas gal pažymėsiu, greitai paimti atgal tą informaciją ir grąžinti ją į aplinką. Tada reiškia, jūs išmokot kažką, kada jūsų atmintyje yra informacija, kurią kurią jūsų smegenim nereikia iš naujo apdarinėt, tiesiog atsimenat ir pasakot. Tai pavyzdžiui, savo vardą jum nereikia galvot apie tai, koks yra jūsų vardas. Jūs tiesiog žinot, koks jūsų vardas, tai reiškia, jūs tai žinot, arba kiek yra 2 + 2, jum nereikia pasikartoti ar galvoti apie tai, kiek bus 2 + 2, jūs žinot, kiek yra 2 + 2, nes jūs tai atsimenat. Yra 4. Tai sakykim, aš noriu išmokt, man reikia išmokt naują sąvoką atsiskaitymui, kad žinau, kad manęs klausia apie srovės stiprį, man reiks parašyti, kokiais vienetais matuojami ir kokia formule galima apskaičiuot šį dydį. Tai aš atsiverčiu savo sąsiuvinį ir jame randu, kur aš užsirašęs, kas yra srovės stipris. Štai randu, kas yra srovės stipris. Atsiverčiau sąsiuvinį. Radau, kas yra srovės stipris. Dabar aš pasižiūriu, kas yra svarbiausia su mano būsimu klausimu. Tai reiškia, reikia parašyti apibūdinti. Tai apibūdinimas yra čia, kad dydis rodantis, kokio dydžio krūvis pernešamas laidininko skerspjūviu per 1 sekundę. Tada parašykite, kokiais vienetais matuojame. Kuo matuojame? Pasižymim toliau, ką matuojame. Jo matavimo vienetas yra amperas, kurį trumpinsi žymėsime A. Ir kokia formulė galima apskaičiuoti šį dydį. Pasižiūrim tada, kokia formulė. Ir jinai yra, kad srovės stipris yra elektros krūvis padalintas iš laiko, kaip ir apibrėžimas mums sako. Tai ar tai šitas būtų, jeigu paprašiau išmokt, galima ir žodžiais, jeigu paprašiau, svarbu, kad suprast. Tai pasižymėjau, kad va man tik šitų 3 eilučių reikia. Tai aš galiu visas kitas savo, galiu persirašyti šitus 3 dalykus, kad liktų tik jie ir užsidengti visus kitus, jeigu, tai kad liktų tik tie, užsidengu viską kitą ir užsidengiu, kas man neaktualu čia. Ir liko 3 trumpos eilutės. Kaip man dabar tai išmokt? Tai, kad ir kiek kartų skaitysiu, vis tiek aš būsiu tik perskaitęs, aš nebūsiu išbandęs atsiminti to, pateikti to, kai manęs prašys. Aš daug kartų galiu skaityti, tai reiškia daug kartų kartosiu savo pirmą žingsnį. Tai yra,
kad ateina informacija, bet visiškai nekartosiu savo bandymo atsiminti. Tai reiškia, kai perskaitau, kad elektros srovės stipris yra dydis, rodantis, kokio dydžio krūvis pernešamas laimingos per skerspjūvį per 1 sekundę. Jo matavimo vienis yra amperas, kurį trumpinti žymėsime A. O srovės stipris yra I lygu Q iš T. Tai tada tai perskaitau. Tai dabar į mano smegenis įėjo šitą informaciją. Ir aš tikrinu, kaip aš gerai ją galiu atgaminti. Tai pereinu pasiimu šitą klausimą. Susirašau į tam tuščiam sąsiuvinio puslapį, kad nematyčiau atsakymo. Ir bandau jį atsakyti. Aš simuliuoju savo atsiskaitymą. Kad aš turiu prieš save klausimą, į kurį man dabar reikia atsakyti ir aš tikrinsiu, kaip teisingai jį atsakiau. Ir tada bandau vėlgi iš eilės apibūdinkite srovės stiprį. Galite ir ne iš eilės, čia kaip geriau atsimenat. Ir bandot iš savęs parašyti, kad elektros srovės, įsijungsiu lietuvių kalbą, elektros srovės stipris yra kiek krūvio praeina per laidą per 1 sekundę. Gerai. Tada antrą dalyką bandau parašyti. Kokiais vienetais matuojame. Tai tada vėlgi bandau atsakyti, kad matuojamas amperais. Ir tada trečias žingsnis, kokią formulę galime apskaičiuoti. Vėlgi bandau atsiminti. Ir galbūt pavyksta atsiminti, kad I lygu Q iš T. Taigi, tikrinat save, kurioje vietoje jums užsikerta. Jeigu atsimenat, pavyzdžiui, formulę, bet neatsimenat, kuo matuojama, tai reiškia, reikia susikaupti ant matavimo dalies. Kad jūs jau žinot formulę, tai susikaupti ant matavimo. Jeigu, pavyzdžiui, žinot apibūdinimą, bet nežinot formulės ir kaip matuojam, tai tada susikaupėt, kad jums reikia, kad jūs mokat vieną dalyką, jums trūksta išmokti kitą. Ir vėl perskaitot ir vėl bandot atgaminti tą vieną dalyką. Svarbu yra bandyti atgaminti, nes taip treniruojat savo smegenis, paimti informaciją, atgaminti informaciją, kurią jūs įgijot. Ir tada vėl turėtų tuščią puslapį ne tuščią puslapį, bet kad nematytumėt atsakymo, arba užsidengti, pavyzdžiui, tiesiog ir vėl atsakyti tą klausimą, kol jūs jaučiatės patenkintas, kad sugebat atsakyti tą klausimą. Taip kaip, nes aš irgi neparašiau taip pačiai, kaip buvo mūsų apibrėžime, bet mane tenkina mano atsakymas, tai man ir užtenka. Tada ir taip su visom sąvokom, kaip pavyzdžiui, kaip ir anglų žodžius mokinatės, tai prašot, kad kažkas paklausinėtų jūsų, arba man patys susidengia žodžius kartoti, tai taip pačiai ir sąvokas galima mokintis, kad užsidengėt ir bandot atgaminti tuos žodžius, arba kaip žemėlapį, pavyzdžiui, mokintis, kad turit žemėlapį su valstybių pavadinimais, paskui užsidengėt pavadinimus ir bandot atgaminti, kaip atrodo tos valstybės ir jų pavadinimai. Taip pačiai veikia ir su formulėm, ir su sąvokom. Tai va. Toliau noriu su uždaviniais. Čia yra pavyzdys, kaip mokintis spręsti uždavinius. Tai aš čia paėmiau iš praeito vaizdo įrašo kolono dėsnį. Išsprendžiau šitam vaizdo įrašą šitą visą uždavinį. Čia dabar labai daug spalvų. Tuo metu tai gyvai viską piešiau. Tai turėtų, aišku, tai ta pati strategija, kad aš pasiemu šitą sąlygą,
pasirašau ją tuščiam lape, kur nėra atsakymo ir bandau jau išspręstą uždavinį, kurį mes klasėj išsprendėm, perspręst pats namie. Reiškia, aš turiu teisingą atsakymą pas save, aš žinau, kaip turi būt, aš tikrinu, ar aš pats sugebu gaut tai, ko man reikia. Tai jeigu oi, turiu uždavinį, pradedu jį spręst, tai pirma žiūriu, ar sąlygą teisingai sugebu nurašyt. Tai ir du taškiniai elektriniai kūnai, kurių kiekvieno krūvis lygus 5 kulonai. Ir suprantu, ką tai reiškia, kad tai yra Q1 ir Q2 5 kulonai. Ir nutolę 40 cm vienas nuo kito. Tai kad aš žinau, kad tai R lygu 40 cm. Ir apskaičiuokite šių kūnų elektrostatinės jėgas. Tai aš žinau, kad manęs prašo jėgos, tai yra F. Nu dabar aš jaučiuosi parašęs sąlygą ir galiu aš arba spręst toliau uždavinį, arba pasitikrinti, ar aš taip suprantu, kaip sąlygą reikia perrašyt, lygindamas tai su tuo, ką darėm klasėj. Tai ką klasėj darėm, tai yra informacija, kuri atėjo. Čia ką tik parašiau, yra ta informacija, kurią man pavyko atgaminti. Ir aš skaitausi išmokęs tada, kada aš sugebu tą informaciją atgaminti teisingai, taip kaip jinai atėjo. Pasižiūriu, va, aš parašiau tik šitą štai dalį. Man pasirodo, trūksta dar pasiversti vienetus ir parašyti konstantą. Ir taip visą uždavinį. Tada formulę bandot perrašyti, žiūrit, ar teisingai atsimenat. Ir tada pasižiūrit, ar sugebat teisingai suskaičiuoti. Viso uždavinio neperspėsiu vėl, bet tikiuosi to aiškiau sužinojo tikiuosi, kad padės kažkam tai mokytis ne tik fiziką, bet ir kitus dalykus. Čia yra viena mokymo strategija. Tai geriausiai yra, kad pabandot prieš atsiskaitymą 2 dienos pabandot, bent 10 minučių. Tada dieną prieš atsiskaitymą biškį ilgiau pabandot. Ir dar tą pačią dieną prieš atsiskaitymą dar kartą pažiūrėt, ką jūs atsimenat, ką neatsimenat. Taip ištreniruot savo gebėjimą atgamint informaciją. Tikiuosi kažkam naudinga buvo ir geros dienos.